Penktadienis ta diena, kai dalis darbdavių leidžia išsinerti iš oficialios aprangos ir galite pasijusti šiek tiek laisviau. Tad kaip reikėtų rengtis paskutinę savaitės darbo dieną? Dirbu reklamos agentūroje, taigi tenka daug bendrauti su klientais ir reikia visada būti pasitempus, solidžiai apsirengus, taigi kostiumas yra įprasta ir tiesiog kiekvieną dieną taip įprasta apsirengti. Klausimas, ar eitų į darbą apsirengę stilingai, bet be oficialaus kostiumo Rapolo neišmuša iš vėžių. Tiksliai, nes visą laiką būname oficialiai apsirengę, reiktų pabandyti. Ir pabandėme. Netrukus Rapolas jau buvo aprengtas laisvesniu, bet ne ką mažiau elegantišku stiliumi. Na, jaučiuosi patogiai iš tikrųjų ir gan solidžiai. Penktadienį eičiau į darbą apsirengęs, taip kuo puikiausiai. Kokia vis dėlto turėtų būti penktadienio darbo apranga specialistų akimis? Daugelio įmonių galioja laisvesnis aprangos taisyklės penktadieniais. Kad galima išvaduoti iš save iš kaklaraiščio, nusipirkti neoficialų kostiumą ir apsirengti gal kokį klubinį švarką ar prie jo derančias kelnes. Tačiau reikėtų atsižvelgti į aplinką, į darbo pobūdį ir, pavyzdžiui, bankininkų nereikėtų eiti į darbą su gėlėtais marškiniais. Penktadienį siūlyčiau kostiumą pakeisti į klubinį švarką, laisvesnio stiliaus marškinius ir šviesesnės kelnes. Diena be kostiumo, kaip įprasta Lietuvoje, atkeliavo iš Amerikos. Aš asmeniškai esu labai prieš šitą taisyklę ir šitą tradiciją ir tokią nuostatą, nes visų pirma pasakyčiau taip, kiekvienam versle visų pirma svarbiausia tai parodyti pagarbą klientui. Taisyklė numeris 1, drabužiai be abejo turi būti švarūs. Pradėkim nuo to ir sakysime, ta apranga, su kuria jūs galbūt žaidžiate futbolą ar kokį paplūdimio tinklinį, jinai bet kuriuo atveju netinka, sakysime, kažkokiame padoriame arba save gerbiančiame ofise. Antras momentas, apranga neturi būti iššaukianti jokiais įmanomais būdais. Tai yra jokių suplėšytų džinsų, jokių ryškių užrašų, jokių, sakysime, kažkokių tai provokuojančių aksesuarų arba iš viso kažkokių tai dalykų, kurie, bet kuriuo atveju blaškytų dėmesį to žmogaus, kuris, kaip sakant, būtų priverstas turėti su ta kontora reikalų. Bet kuriuo atveju, pirma, įsitikinkite, kad jūsų įmonėje penktadieniais galima išsivaduoti iš oficialios aprangos. Rinkdamiesi laisvesnę aprangą, stenkitės nešokiruoti ir jauskitės patogiai.